iš minimalios algos ir skaitimas. Tai ten, jeigu minimali alga yra lygiai tiek, kiek žmogus gali pragyventi, tai kad ten mes jau išskaičiuojam dar. Nes man tekia yra sutirkti žmonių, tokių, kuriems ten išskaičiuoja. Ir jie motivacija tai aiškiai buvo 30%, tai ten tikrai, bet ir 10%. Ką ten iš jų išskaičiuosi, vis tiek ten nieko neišskaičiuosi, o ir tų pinigų ten nėra daug. Tai aš galvoju, kad ten iš vis nereikia nuo minimalios algos nieko skaičiuoti. Labai lengva būti mielaširdingam už svetimus pinigus ir man atrodo, kad čia yra tai, ką įprastai politikai mėgsta daryti, bet vis tiek tarp viešųjų gerybių taip pat yra ir kreditorių interesų apsauga. Tai tu negali padaryti sistemos nesubalansuotos taip, kad jį būtų tik į vieną pusę, žinai, kažkaip jau pakrypusi aiškiai, nes jeigu kreditoriai negalės apsiginti savo interesų, nu, tai tokiu atveju irgi labai svarbus viešasis gėris liks neapgintas. Dažniausiai tokie žmonės, kurie iš minimalios algos eina dirbti, tai dažniausiai tas jų šleifas yra, tai nesumokėjo autobusą, kontrolę pagavo ten, kitur. Ten jie ant ribos socialumo yra visi. Dažniausiai tokie yra žmonės. Man tekia matyti tokių žmonių. Tai aš iš tos pusės išėdamas, aš iš patirties. Nereikia savo empirinės patirties ekstrapoliuoti šiaip, nes tai yra labai dažna klaida, kai savo asmeninės patirtis ekstrapoliuoji visai imčiai. Tai nebūtinai taip yra.